Pasveikint varžovų komandą, sveik! Vėlyvas penktadienio vakaras, Medžių dubleriai prieš Top Kickers sužaidė 3-3. Aleksai, visų pirma, komanda sveikina su gimtadieniu ir norėjo padovanoti 3 taškus, gavosi tik vienas. 3 įvarčius padovanojo. Kaip pats vertini rungtynes? Labai sunki pradžia, labai sunkiai, bijojom žaisti kamuolį. O paskui kažkaip ant antro kėlinio įsižaidėm, nežinau, gal varžovai irgi pavargo ir tikrai galėjom traukti. Galvojau, tikrai nieko nebus ir bus labai sudėtinga, bet antras kėlinys tikrai kitoks buvo negu tikėjausi. 2 kartus atsilikinėjom 2 įvarčiais, pirmą kėlinį baigėm 3-1 Medžių naudai. Kokios mintis buvo? Kad čia bus labai liūdna, ypač kai prasileidom, sakau, porą pirmų minučių, galvojau, čia ir 5-0 gali būti.
Nes negalėjom net 2-3 pasų padaryti ir labai smarkiai priešininkai spaudė, bet matyti ir pervargo nuo tos spaudimo. Kas padėjo perlaužti rungtynės? Padėjo, nežinau, pradėjom su kamuoliu žaisti, iš tikrųjų surasti draugą ir padaryti tą pasą kažkaip, bet nežinau. Mūsų irgi spaudimas pradėjo kažkokią įtaką duoti ir tikriausiai tas mūsų ir ištraukė. Taip, sužaidėm 3 rungtynės, turim 5 taškus. Kaip vertini sezono startą? Na, prieš sezoną irgi buvo nusiteikimų, kad gali būti liūdnoka, bet paskutinė minutėm iš tikrųjų gavom visai gerą pastiprinimą ir tikrai labai gerai atrodom, tai nežinau, manau, galim kovoti dėl medalių. Dėl medalių, sakai, ne? Pažiūrėsim. Taip, ką manai, ko pritrūko, kad įsineštumėm visus 3 taškus? Nežinau, manau, per daug mes europinio futbolo prisižiūrėjom ir kažkaip nusprendėm, kad 3-3 yra labai geras rezultatas ant 90 minučių, tai tikriausiai ties to ir dirbom. Supratau. Ačiū, Aleksai, ir gero gimtadienio vakarą.